miškas ir nežinau, kiek žmogaus gyvenimų reikia, kad iš to, ką visi žinojo, vėl atsitraukti ir išgrįžti. Tai va tokia graži pasaka. Mielės, ką aš naudoju, čia dabar pasigirsiu. Turiu labai didžiulį turtą, nes mielių štamas, ką aš naudoju, yra tas pats, kas buvo pastatę pas senelį pas prosenelį. Tai aludariui yra labai didžiulis turtas. Esmė kame? Turi misą, sudėjai apinius, atsineši mieles, pusę atsipjauni, suleidi mieles, išvaikščioji alus, alų nukoši, apačioj susirenki šitas mieles, šaltų vandeniu praplauni, atgal į tą patį puodą ir iki sekančio darymo. Tai va, tėvelio laikais, dabar aišku, aš truputį dažniau darau alų, tėvelio laikais per 3 mėnesius, tegu namuose alaus yra, tetė darydavo nedidelį kiekį alaus, sakydavo, reikia, kad mielas susišviežintų. Tai va, įsivaizduokit, kiek 100 000 regeneracijų, bet šaknis mėgų yra ta pati. Tai, sakau, čia krūtinę galiu pasigirti, kad turiu va tokį unikalų nuosavą darimą. Ką? Mielės. Ką daro? Maitinasi. Saldamuką pasiėmėm iš grūdelio, taip? Ir 40-50 valandų vaikšto. Lietuvių kalbos mokytojų yra? Nėra. Aha. Duona rūksta, alus rūksta, taip? Tai vat vaikai, jeigu norite įžeisti aludarį, tai jam pasakykit, kad jo alus rūksta. Čia žinokit labai paprastai, kai pas jūreivį laivas eina, tik tai tas iš raidės plaukia, tai pas aludarį alus vaikšto. Vat jeigu norite įžeisti aludarį, tai jam pasakykit, kad jo alus rūksta. Tetė dar paprasčiau sakydavo, jeigu alus žrūga, tai ne bačkoną kanalizaciją gali. Kaip jums pasakyti? Šiai dienai gana dažnai aš darau alų, bet nenustoju kaifuoti tuo vaizdu, kada jisai vaikšto. Nes ten toks intimas, ten iš pradžių tokia tiršta, balta plutelė. Tada toj pluteliai kanjonai atsidaro, tada krateriai. Ir žinokit, lyg tai kiekvieną kartą tas pats, bet tai yra tai, dėl ko jauti kaifą gamindamas alų. Tai va, išvaikščiojo alus, dabar jau visi žinosit, kad alus vaikšta. Išvaikščiojo alus ir mes iš principo turim alų, taip? Ta alų mes slengę vadinam žalias alus. Kodėl žalias? Atskirai mielių skonis, atskirai apinių skonis, atskirai salyklos skonis, tai va toks palaidas. Tai va šitą alų neši į rūsį ir ne anksčiau kaip per 3 savaitės tas skonis eina į vieną skonį. Esu kantrus žmogus, bet labai pykau ant vieno garsaus didžiulio Lietuvos bravaro, kai jisai pradėjo marketinginį PR daryti, kad mes duodam šviežią alų. Negalima taip tyčiotis iš žmonių. Žinokit, šitą žalią šviežią alų gali gerti tik tai aludaris ir tai saikingais kiekiais, nes čia per gyvenimą pas mus truputį medžiagų apykaita kitokia pasidaro. Šviežia turi būti bandelė. Ir tai jeigu mielinė, tai geriau, kad jinai per naktį pastovėtų. Alus turi būti subrendęs. Nes jeigu jūs nepratę šitą žalią alų išgersit, tai kožnam po įstaigą ir nelabai trumpam laikui reikia išskirti, žinau. Tai va. Ką? Stovėja alus ir lieka pats sunkiausias darbas. Ragaut. Žinokit, iš principo padaryti galiu vienas. Jeigu tiek išgersiu, tada jau arba alaus nebebus, arba manęs nebebus. Nesenai skaičiau tokią sentenciją, kas yra aludaris. Tai yra žmogus, kuris jau pasidaro tiek alaus, kad pats nebeišgeria. Tai ta prasme, aš turbūt jau aludaris. Kadangi šito juodaragio tema yra apie medų, noriu truputį apie medų pašnekėti.
Nesu aš rimtas bitininkas, mano bitinėlis 10 šeimų, tai yra tik tai tiek, kad tiek man reikia alui. Va, ką noriu pasakyti. Teoriškai, pagal visas knygas, pagal viską, jeigu trečdalis skorio užpinkiuota, tą medų galima kopinėti, jisai per žiem stovės, viskas liktai tvarkoj. Jeigu tokį pilnai neužpikiuotą medų jūs įdėsit į alų, procesas bus nekontroliuojamas. Tai vat, nori, nenori, aš priverstas tikrai ne todėl, kad neturiu ką veikti vasarą, priverstas laikyti bites, prižiūrėti bites, nes aš kopinėju vieną kartą. Korys turi būti absoliučiai užpikiuotas. Kiekviena gaspadinė pasakys, nugi išgarinai, sutvarkiai, tada uždėjai dangtelį. Kol dangtelis neuždėtas, ten dalykas yra neprognozuojamas. Tai va,